Baltymai yra reikalingi, jie yra mūsų pagrindinė statybinė medžiaga plaukams, odai, skydliaukės hormonams, insulinui, fermentams. Viskas yra baltymas. Bet baltymų nuolatinis, sakykime, baltymų didelis vartojimas yra nepalankus mūsų metabolizmui. Pagreitėja senėjimas. Tai arba mes valgom daug baltymų ir augam ir greitai senstam, arba mes ribojam, ir tada sulėtinam šitos procesus. Nuolat riboti baltymą aš nerekomenduoju, nes tada plaukai pradės kristi, oda kitaip atrodys, skydliaukė ten vargšelė pulsuos. Bet toks cikliškas baltymų apribojimas, kaip pseudobadavimas, puikiai veikia. Jūs ir išsaugot baltymų naudą, kol jūs, sakykime, valgot normaliai, baltymas tikrai svarbus. Bet tuo pačiu duodat ląstelėms biškį apsivalyti, nes aminorūgštys nepatenka į organizmą ir jūsų ląstelė turi ieškoti jų kažkur kitur, savo viduje, šiukšlėse. Tai dar kartelį pabrėžiu, nereikia riboti baltymus visą laiką, jie yra labai svarbus, bet juos reikia cikliškai riboti, jeigu mes norim lėtinti senėjimo procesus. Ir bendrai tas metabolizmas, labai daug žmonių nori greitinti metabolizmą. Kuo jūsų metabolizmas yra greitesnis, tuo greičiau jūs senstat. Ir jeigu tai yra svarbu augančiam organizmui arba kokiam sportininkui, tai moteriams, kaip man, po 45 mes jau turim tą metabolizmą truputį prižiūrėti. Ne per greitai, ne per lėtai. Ir tikrai galim tokias 5 dienas per mėnesį, 3 kartus per metus visos padaryti.